Kitas iš pirmųjų jėzuitų buvo šventas Pranciškus Ksaveras, kuris vienas nuvyko į Indiją ir aišku susisiekti su Europą buvo mėnesių ar metų dalykas laiškais. Ir įsteigė mokyklą. Jam atrodė pats geriausias dalykas čia yra įsteigti mokyklą. Jis pats vienas nusprendė. Tuo pačiu metu Europoje jėzuitai irgi pradėjo steigti mokyklas, kolegijas, universitetus ir kitas mokymo būdus arba teologijos ir kitų mokslo gilinimo būdus. Pasidarė visas tinklas, kaip ir Lietuvoje, ar didžioji Lietuvos kunigaikštystėje, 20 skirtingų mokyklų, nuo universitetų iki parapinių mokyklų, iš kurių dėl istorinių priežasčių išaugo švietimo ministerija. O pirmas švietimo tinklas ir šiandieną nėra mažas, 2000 visokių mokyklų, universitetų ir kitų įstaigų. Tie patys jėzuitai išrado mokymą palaipsniui, pagal klases. Sunku įsivaizduoti, gal neturtingose mažuose kaimeliuose yra mokykla vieno kambario, vieno kabineto, viena mokytoja ir vaikų nuo 1 klasės iki, 4. Taip kaip būdavo senovėje. Jie išrado tą, kad palaipsniui. Dabar mes visi taip pratę. Visi lankėm 1 klasę, 2 ir taip toliau ir universitete tas pats. Viso švietimo tikslas buvo ir tebėra auklėti kilnius piliečius. Įsivaizduokime, jeigu mūsų švietimo sistema būtų skirta auklėti ir ugdyti kilnius valstybės piliečius. Paimkim kitą pavyzdį iš Kinijos. Kai nuvyko pirmieji jėzuitai į Kiniją, jie pastebėjo, kaip svarbu kinams astronomija. Bet čia žmonėms svarbi astronomija? Nelabai, ar ne? Kiti žiūri tą, kaip tie vadinasi, astrologija, ar ne? Ar gali šiandien apsipirkti, ar šiandien apsimoka atsikelti iš lovos ir visą tą. Jiem astronomija buvo kaip tik svarbi, nes jų sprendimai, imperatoriaus ir kitų sprendimai buvo pagrįsti, ar yra palankus mėnulis ir saulė ir nežinau kokie kiti dalykai. Tai nuvyko jėzuitai su astronomijos aparatais iš Europos, kurių Kinija neturėjo, nors yra labai sena ir gili ir didinga kultūra. Ir pasidarė labai žymus, net vyriausias astronomas buvo jėzuitas kunigas, kad galėtų bendrauti su tos valstybės žmonėmis, vadovais, galim sakyti, lygiomis, tam pačiam lygiai, moksliniam ir žmogiškam lygiai, ir pokalbiai su budistais, vienuoliais ir visa kita. Sudarydami sąlygas palankiai skleisti Evangeliją Kinijoje. Vienas iš kinų papročių buvo pagerbti savo senolius, savo protėvius. Gal panašiai, kaip mes darom per vėlinės. Mūsų vėlinės turi iš senovės lietuvių tikėjimo likučių, ar ne? Yra sukrikščionita šventė panašiai, ar gal kiek panašiai kaip mūsų kūčios. Tai pastebėję, kiek svarbu yra senolių prisiminimas Kinijoje, jėzuitai įtraukė į katalikiškas apeigas, kaip daryta per visą pasaulį. Smilkalai atėjo iš visuomenės, vyskupijos pavadinimą iš Romos valdžios ir taip toliau. Tai jie tą pritaikė katalikų tikėjimo, tai nėra nieko priešingo, atrodo, prisiminti senolius. Kai apie tai sužinojo Romoje vadovybė, jie sako, neįmanoma yra. Čia yra senolių garbinimas ir uždraudė tą visą. Ir sunaikino Kinijos misiją. Va čia išeit būtų tuščios kalbos pagalvoti, kas būtų buvę, jeigu krikščionybė būtų įsitvirtinus Kinijoje prieš 350 metų, ar ne? Nesupratimas apie tai, kas yra esminiai dalykai ir kurie yra sąlyginiai, pagelbiniai priemonės. Kam nors nušvito, kaip reikia tą viską pritaikyti.
Pietų Amerikoje, turbūt daugumą, aš tikiuosi, esame matę filmą Misija. Ne, apie jėzuitus misionierius pasindėnus Pietų Amerikoje prasideda su tokiu vaizdu, dideli tiek Iguasų kriokliai ir sėdi tas misionierius ir groja fleitą. Jie labai greit pastebėjo, kad indėnai labai mėgsta ir gabūs muziką. Ir čia buvo tas raktas įeiti į jų kultūrą. Turėjau turėti gerų muzikų, kurie sugebėtų pritraukti žmonės ir sudominti krikščioniškų tikėjimų, ne pamokslais, bet savo gyvenimo pavyzdžių. Dosnumu, švelnumu, supratimu apie kitas kultūras, pagarbą papročiams, žmogui, vyrams, moterims, vaikams. Ir iš to išsivystė čia buvių arba indėnų miesteliai, kur būdavo keli tūkstančiai čia buvių indėnų įvairių tautų arba genčių 5 valstybėse ir tik tai 2 europiečiai misionieriai. Ir sugebėjau panaudodami arba prisitaikydami prie jų muzikinių gabumų, prie to, kad jie mėgsta visokias procesijas, eisenas, apeigas, pasipuošimą, sugebėjau tą visą panaudoti krikščionišką kultūrą visai kitame pasaulyje be europietiškų priemaišų ugdyti. Tas irgi buvo sugniuždyta. Dabar yra likę tos muzikos ir instrumentų ir meno darbų ir taip toliau. Tačiau yra kitų dalykų, kurie išliko. Pavyzdžiui, tose srityse, kur buvo tos misijos, iki šiandieną yra toks paprotys. Visi dirba 5 dienas kaip normalūs žmonės, ką bedirbtų ūkyje, žuvaudami, kur aš su tuo susipažinau, buvo žvejų kaimas. Sekmadienis, aišku, yra laisva diena, tai jaunimas futbolą žaidžia, dar kažką kitą, vyrai stovi tinklus pamažu taiso. Šeštadienis yra visa diena skirta kitiems. Pavyzdžiui, nuskendo žvejas, negrįžo iš tokiais plaustais, jie plaukia, yra neįsivaizduojama, kaip galim plaukti, bet taip daro. 2-3 dienom išplaukia ir paskui grįžta su krepšiu pilnu žuvų. Tai jeigu žuvo, liko našlė su vaikučiais, šeštadienį moterys susitarė, nueina, išvalo namus, nuprausia vaikus, išravi daržą, sutvarko, ką reikia, padeda tai mamai sutvarkyti namus. Vyrai eina sutaisyti stogą, dažniausiai iš palmių supintų lapų, stogai, mokyklos stogelį. Kiti eina vėl kažką kitą daryti, pataisyti lieptą arba keliuką ištaisyti arba įrengti kažką. Visas šeštadienis skirtas bendruomenės reikalams. Ir aš, būdamas iš kitur naivus žmogus, aš sakau, kokie jūs nuostabūs žmonės, kad 5 dienas dirba darbe, 1 diena, aišku, šventadienis, bažnyčia, dažnai nėra kunigo, patys turi, kas vadovauja pamaldom, yra specialūs mišiolėliai pamaldom be kunigo, su komunija ir taip toliau. Ir šeštadienį skiria kitiems. Jie mane žiūri kaip į kvailą. Jie mano, kad visas pasaulis tą daro. Šeštadienis yra skirtas kitiem patarnauti. Yra palikimas iš tų misijų prieš 400 metų. Moderniais laikais, čia dar apie jėzuitus, kokia yra daugumos, čia yra gan jauni žmonės, bet senų žmonių, kaip aš patirtis Lietuvoje su tikėjimo pradžia. Beveik be išimties visi sako, močiutė nuvedė į bažnyčią, ar ne? Bažnyčioje šalta, nekrus, negali judėti, turi stovėti, nuobodu, negali matyti. Ir kai kuriems tas liko įspūdis apie visą tikėjimą, kas yra nesuprantama, nes bręsdamas žmogus turėtų suvokti, kad čia buvo kitos sąlygos, kiti laikai.
Bet yra daug tokių, galim sakyti, pažeistų ar iš jaunystės tą akmenuką ant širdies susidėjusių, kuriem tai, kas mums reiškia liturgija, Dievą garbint, šlovint, su kitais dėkoti, švento rašto klausytis ir taip toliau, yra nežinomybė, atgrasu. Visam pasauliui reikėjo atnaujinti liturgiją moderniems laikams. Tai neužtenka pamokslų, bet reikia mokslo. Ir buvo toks vienas jėzuitas, tėvas Jungman, kuris ištyrė liturgijos ištakas per senus dokumentus. Ir kiti iki pat pirmųjų amžių, kaip pirmieji krikščionys švęsdavo Eucharistiją ir kitos jų visokios apeigos. Moksliškas pagrindas sprendimam pritaikyti moderniam gyvenimui. Ir aišku, tas atsispindi Vatikano antrojo dokumento apie liturgiją, kuris buvo prieš 53 metus. Ir paveikė tai, kaip mes Dievą sekmadieniais susirinkę garbinam ir jam dėkojame. Ne tik tradicija, kaip kas atsimena iš savo vaikystės, bet koks yra bažnyčios paveldas per platųjį pasaulį. Visuotinės bažnyčios, ne tik vakarų, bet ir rytų, ir įvairiausiose kultūrose, kaip ir Indijoje arba Egipte, ir visam pasaulyje. Kitas iš liturgijos pavyzdys yra, kas mums brangu, tai giedojimas. Kai buvo perėjimas iš lotynų kalbos į vietinės kalbas, nes prieš Vatikaną II tik 21 kalba buvo naudojama katalikų apeigose. Ne tik lotynų, dar 20 kitų kalbų. O dabar yra, nežinau, 100 kalbų. Tas perėjimas giedojime, kaip tą padaryti, tai buvo toks tėvas Želinau. Ir jis sugalvojo, kaip psalmes galima pritaikyti įvairiom kalbom, tam tikrų ritmų, ir padarė visą vadovėlį psalmių giedojimo. O psalmės yra vienas iš kilniausių būdų sukurti giesmės. Vietoj tokias saldžias ir visa kita, kilnes giesmės švento rašto pagrindu. Ir kur visa bendruomenė galėtų giedoti, ne tik choras arba kokie nors išrinktieji žmonės. Tie, kurie yra choras ar choristai ar koks nors kitas būrelis, jų vienas iš pagrindinių tikslų yra padaryti, kad visa bažnyčia giedotų, kas pas mus ne visada būna, ar ne? Švietimo įstaigos. Mes matome, kad švietimas mokyklos nepasiekė visų žmonių pasaulyje. Gal Lietuvoje, ačiū Dievui, tos bėdos nėra tiek daug vaikų, kurie nelanko, vaikų ar jaunimo, kurie nelanko mokyklos. Kitose šalyse yra labai daug tokių vaikų, kurie dėl įvairiausių priežasčių nelanko mokyklos. Ten buvo sugalvota kita sistema, ji vadinasi ispaniškai fe ir alegría, tikėjimas ir džiaugsmas. Yra toks pusiau neformalus ugdymas, ne tik tai tikėjimo, bet ir matematika, ir istorija, socialiniai mokslai ir visa kita kalbos. Visa, kas priklauso, bet visai kitoks mokymo būdas. Ir vadinasi tikėjimas ir džiaugsmas. Kad vaikai, jaunimas su džiaugsmu galėtų mokykloje dalyvauti, bendrauti, įtrauktas visas bendravimas, projektai kartu ir visa kita. Ir tie vaikai iš labai vargingų sričių ir ne tik tai iš vargingų, taip greit prilimpa prie noro mokytis, tobulintis ir svarbiausia, paskui patarnauti kitiems, pasidaryti žmonės, kurie gyvena kitiems.